Nominacija numeris 11. Geriausia mobilioji programėlė. Geriausia per praėjusius metus sukurta lietuviška mobilioji programėlė Apsas įvairiose platformose. Ir šią nominaciją man, aišku, padės įteikti dar viena gera draugė iš Omnitel, tai yra tiesiog Jūratė iš Omnitel. Plojimai Jūratei. Ačiū Jums labai. Labas Jūratė. Sveiki. Kas yra nugalėtojas? Labai džiaugiuosi prisidedančio progreso. Man labai mokina kaip šnekėti, ką sakyti. Ką sakyti ne? Ką sakyti ne? O nepadėsi. Kaip sakyti? Galiu padėti. Turiu šiandien nominuotą mobilią programėlę. Tikrai pagalvoju, ką norėčiau pasakyti ir nuo Omnitel kartu. Tai yra labai svarbus ir labai galingas dalykas. Pavyzdžiui, gali sulaukti net 27 milijonų klikų viena programėlė, taip kaip buvo su Eurovizija šiais metais. Na, bet yra vienas svarbus dalykas, kad jisai statistiškai egzistuoja, kas nors žinote kiek gyvena viena mobilioji programėlė, jeigu vidutiniškai kažkiek. 20 metų kažkur. Ne, tai yra 11 valandų. Taip, kad tai kompanija, kuri laimėjo tikrai tinklus žymiai ilgiau išgyventi ir žymiai naudojami negu kitas dalykas, paskutinis, ką noriu pasakyti, tai asmeninį savo palaikymą šitos kompanijos šūkį, kuris yra Inhofe tikras. Nugalėtojas yra? Kofilingi. Laukiam Kofilingo atstovų. Va, žiūrėkit, kas būna, kaip per daug kavos prisigeria. Ponas, parodykite tą judesių tiesiog. Va, per daug laukiame mūsų nugalėtų iš tikrųjų aplikaciją, kompaniją, apie kurias mes ko gero neįsivaizduojame šeimoje miestą. Ne, o kokia didelė kompanija, sveiki visi, laimėjo, palaiko. Nugalėtojų žodis, prašom prie mikrofono. Nugalėtojų žodis. Paskalbės. Labai trumpai, nors Kapino čia nėra scenos, iš tikrųjų norėčiau visiems palinkėti, kad klientai virstų draugais, nes tada visi būtų. Ačiū. Ačiū Jums. Plojimai Jums. Jums reikėtų jų vakarį.